neatsakysiu, kaip jisai turėtų veikti. Lietuvoje reikalinga finansinė nepriklausomybė. Finansinė nepriklausomybė reikalinga, kad patys spręstumėm savo... Vėl dingo? Ir vėl buvom dingę. Taip, iš naujo bardai tada. Kad patys spręstumėm savo likimą, būtent nustatant palūkanų normas, nustatant infliacijos dydį. Vat Lietuvoje buvo 20%, 24% metinė infliacija. Tai reiškia, Lietuvos valdžios pastangomis, va šitų išdavikų pastangomis, tokia masė pinigų atėjo į Lietuvą vienu metu ir nesukontroliuojama masė, tiksliau, jie sukontroliavo, kad ateitų tokia masė. O infliacija tai ir yra pinigų kiekio padidėjimas. Kaina padidėja, daiktų, įrankių, ko tik norit, buitinių paslaugų, kaina padidėja. Tai yra infliacijos paseka. Pradžiai žmonėms reikia daugiau vieno, tai prekybininkai naudoja progą, kelia kainas, nes pinigų yra, visiems atsiradę. Ir mes nevaldom to proceso, nes tą procesą valdo Europos centrinis bankas. Tai kol mes neturėsim savo nacionalinės valiutos, tol mes neturėsim finansinės nepriklausomybės. Ir aš tada jau kokį 5. kartą kartoju Anglijos ministrės pirmininkės Margaret Thatcher žodžius, kad jeigu prarasite finansinę nepriklausomybę, tai nelabai kas iš tos nepriklausomybės ir lieka jums. O aš esu už nepriklausomybę ir finansinę tame tarpe. Ir užtat Lietuvos bankas ir netgi komercinis bankas, apie kurią Stasys Jakeliūnas daug irgi kalbėjo. Aš jo paprašyčiau patarimo ir paprašyčiau pagalbos, sprendžiant šitos klausimus. Tai aš manau, kad tai yra būtina. Toliau.